Vampis ir žiūrovai. Šiandieną nauja dalis. Šiandieną yra visiškai skirtingos vampės. Na ir kokie jų vardai pamatysite tuojaus. Bet iš pradžio aš pasakysiu, kad čia Speks ir Svindergis laidelė mėgstamiausia mantrė. Taigi einam prie naujųjų varžovų. Taigi aš kiekvieną po to pakalbinsiu, tenais žemai. Kitoj pusėje, štai ten. Tenais aš jas pakalbinsiu, bet iš pradžių jos parodys po kiekvieną, jos biški, paragins jūs balsuoti už pačias savęs ir, gerai, žiūrėkite. Pirmoji, aš būsiu pirmoji. Sveiki visi, aš Kleodinal. Ir jeigu jums nepatinka mano stilius, tai jūs numirsit. Tai kad balsuokit už mane, arba jūs mumija pagrobsi savo jūs užvinios tiesiog. Gerai. Dabar aš kalbinu Kleo. Kleo, kodėl tu nori laimėti? Aš noriu laimėti. Aš privalau laimėti visose konkursuose, kuriuos noriu dalyvauti. Bet čia laida. Laida, šou. Kuom jūs skiriasi? Ir aš noriu visur laimėti ir įrodyti, kad aš esu geriausia. O ką jie mano? Kad aš esu tiesiog didelė pamaiva. Bet tai nėra. Žinau, kad nėra taip. Ir kas? Jos vis vien taip galvoja. Gerai, dabar gali čia pastovėti ir palaukti. O mes einam prie kitų varžovių. Kito, kurį pasirodys, yra štai šį Rochelle Goyle. Taigi, Rochelle, pasirodyk. Sveikos vampės. Aš esu Rochelle Goyle ir aš labai patenkinta savo šitos siaubyžių stiliumi. Todėl, nes jisai yra kažkoks neįprastas. Labai ačiū, kad jūs už mane balsuojate. Ir bučkis. Kalbinu Rochelle. Rochelle, kodėl tu nori čia dalyvauti? Užsimanei. Todėl, nes aš noriu įrodyti, kad aš nesu tokia paprasta, kaip visi atrodo. Aš nenoriu atrodyti kaip akmuo, kuris niekada nedalyvauja visose šitose laidose. Todėl, aš galiu pasakyti žiūrovams kai ką. Žinoma, gali. Jeigu jūs norite būti bent šiek tiek populiarus, pasakykite savo, kad jūs dalyvausit. O jeigu čia žiūri žiūrovai ir lėlių savininkai, tai būtinai pasakykite, kad dalyvautų jūsų monstrė. Gal ir jūs priims. Komentaruose rašykite. Žemiau, matot? Žemiau. Ačiū jums ir ate. Frankensteinė. Labas! Aš labai laiminga, kad aš čia esu. Bet man tiesiog biški gėda. Aš labai noriu, kad jūs balsuotumėte už mane ir štai koksai mano stilius. Ir aš labai noriu, kad jūs bent jau šiek tiek į mane dėmesį kreiptumėt. Ir jeigu jūs balsuosite už mane, aš būtinai jums atsidėkosiu už tai. Tik tais jums, kurie balsuosit už mane. Ir jeigu aš laimėsiu pirmą vietą, aš atsidėkosiu jums. Ir ranką nesimaišyk. Ir būtinai padarysiu vaizdo įrašą jums. Ir dėkosiu jums tame vaizdo įraše. Ate. Ir aš kalbinu Frankensteinę. Frankensteinę, kas paskatino tave būti čia? Mane paskatino būti čia Spektra, žinok, mane paskatino tavo nuostabus elgesys. Tu labai gera esi ir manau, kad tavo šitose, konkursuose ir šou lengva tikrai negali būti. Čia visada būna kažkokie linksmi nuotykiai. Todėl aš labai dėkinga tau, Spektra, kad
kad tu sutikai dalyvauti šitam projekte. Ačiū tau, Spektra. Gerai, gali stotis. Taigi, pamatėte visų lėlių. Na, kaip matote. Ko tu čia nefilmuoji? Ir kaip suprantate, nepamirškite balsuoti už savo mėgstamiausią monstrą. Ir čiau, mes jūsų pasiilgsim kitą kartą, kitą dieną arba kitą savaitę net gali būti. Mes padarysim. Na, parodysim, kurį monstrą vis dėlto liko projekte ir kurį nueis į rojaus namą, kur galės pasisiūti savo naują suknelę ir gerai išsimiegoti. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Čia Spektras Wondergis laidelė, mėgstamiausia monstrė. Spręsti jums, kas laimės. Ir ate.